Tapti kūrybingu kur kas paprasčiau nei manai. Kūryba slypi kiekviename iš mūsų, tereikia ją pažadinti. Šiame vaizdo įraše pasidalinsiu 7 būdais, kaip išlaisvinti savo kūrybiškumą ir pradėti kurti. Tad įsiklausyk ir išbandyk šiuos pratimus. Spalvų medžioklė. Pasirink vieną spalvą ir visą dieną ieškok jos savo aplinkoje, fiksuodamas tai fotoaparatu. Lavinsi pastabumą ir gebėjimą atkreipti dėmesį į detalės bei spalvų harmoniją kasdienybėje. Antra, vandens magija. Tyrinėk vandenį įvairiais kampais. Fotografuok jo atspindžius, lašus ar tekančią srovę. Taip ugdysi kūrybinį mąstymą ir mokysiesi matyti pasaulį iš skirtingų perspektyvų. Trečia, netikėti įrankiai. Sukurk meno kūrinį naudodamas neįprastus įrankius, pavyzdžiui, šakutę ar kempinę. Išlaisvinsi kūrybiškumą ir išmoksi naudotis netradicinėmis technikomis bei medžiagomis. Ketvirta, dienos akimirka. Nupiešk eskizą, kuris atspindėtų svarbiausią tavo dienos įvykį ar emociją. Ugdysi emocinį intelektą, savistabą ir gebėjimą išreikšti jausmus per meną. Na, o penktas, kvapų įkvėpimas. Leisk kvapams įkvėpti kūrybai. Sukurk piešinį, remdamasis mėgstamu aromatu. Išmoksi stiprinti sensorinį suvokimą ir lavinsi gebėjimą kurti asociacijas tarp pojūčių ir vizualinės išraiškos. Nubraižyk savęs žemėlapį, kuriame bus tavo stipriosios ir silpnosios pusės. Tai padės geriau suprasti save, patirsi gilesnį savęs suvokimą, išgryninsi savo stiprybės bei tobulintinas sritis. Na ir 7 žingsnis – menas ant knygos. Paversk seną knygos ar žurnalo puslapį kūrybos drobę ir sukurk unikalų meno kūrinį. Išmoksi eksperimentuoti su įvairiomis tekstūromis, lavinsi improvizacijos ir perdirbimo įgūdžius. Taigi kūrybiškumas tai ne talentas, o įgūdis, kurį galima lavinti kasdien. Atlikdamas šiuos pratimus ne tik išlaisvinsi savo fantaziją, bet ir pažvelgsi į pasaulį naujomis akimis. Tai leis tau eksperimentuoti, atrasti naujus būdus, kurti, mėgautis procesu. Ir atmink, kuo daugiau eksperimentuosi, tuo labiau augs tavo kūrybiškumas. Jei patiko šie kūrybiškumo iššūkiai, paspausk like ir prenumeruok kanalą. Bet jie laukia dar daugiau įkvėpimų idėjų. Ačiū tau.